Sveiki, šiandien esame mes MTV studijoje ir dabar norime pakalbinti Ugnę, kuri labai laukia jūsų ir ypatingai laukia manęs. Taigi, Ugnė, prašome porą žodžių apie save. Labas. Labai jūsų laukiu žiauriai. Jau porą savaičių, sužinau, kai jūs atvažiuosite, sėdėjau studijoje. Labai jūsų laukiau, o apie save, ką? What you get is what you see. Žinokit, neslėpsiu, labai malonu jumis matyti gyvai ir iš tikrųjų labai temtai žiūriu Supermercado ir noriu paklausti, kaip jums patinka Supermercado ir kaip jūs save čia išdėliojate? Kaip aš suvokiu šitą laidą? Šitą laidą aš suvokiu kaip laidą, kuri turėtų diktuoti jaunimui, kaip reikia atrodyti, ko reikia klausytis, ką reikia žiūrėti ir kaip reikia galvoti. Ir aš stengiuosi tai perteikti taip, kaip man tai atrodo. Kol kas man atrodo, kad tai darau visai neblogai. Žiūrėsim, kaip bus toliau. Ar jūsų pagrindinis užsiėmimas yra tai, kad jūs vedate, ar kaip čia kitaip pasakyti, laidas, ta prasme? Pagrindinis ir vienintelis. O ką veikite anksčiau? Mokiausi. Mokėties? Taip, aš kaip, kad nežinau, ar žinot, bet... Aš nežinau, ar žinote, bet į MTV aš papuoliau vos 17 metų ir buvau baigusi 11 klasių. Tai pirmus metus dar ir mokiausi. O dabar, pavyzdžiui, iš tikrųjų mes papasakosime jums apie Tauragę. Tauragė yra labai subtilus miestelis Lietuvoje. Ir ką jūs galite apie tai pasakyti, ką jūs žinote? Vienas iš mano operatorių yra iš Tauragės. Ar jis yra nuostabus? Pats geriausias. Jūs su juo siejate savo gyvenimą? Ne tik darbą. O kaip jums šiaip su juo sekasi? Puikiai, niekada nevėluoja. Aš nekenčiu, kai žmonės vėluoja, dėl to puikiai su juo sekasi. O kokia žinote, kokia yra valiuta Tauragėje? Valiuta? O dieve, degtinė gal? Degtinė. Aš nežinau. Ar norėtumėte pakilti kosmosą? Kartais tenka. Ką veikiate laisvalaikiu? Aš jo neturiu. Penktadienio vakarai. Su tai su ką tik ką klausinėjote, iš ko ėmėte interviu. Prieš manęs, tai su tais ir leidžiu penktadienio vakarus. O papasakokite, kaip jums labai įdomu būtų suvokti, pamatyti, kaip jūs tai darote. Pamatyti? Jei norite tai pamatyti, turite atvažiuoti ir pabūt. O jeigu norite suvokti, turite gyventi su mumis. Čia yra... Ką galite pasakyti šiuolaikiniui jaunimui, kaip jiems reikėtų elgtis ir ką reikėtų daryti, kad pasiekti tokį nuostabų darbą, kaip jūs dirbate? Aš manau, kad jūs šitą darbą labai mylite. Ir ką jiems reikėtų daryti, kad jie savo gyvenimo eigoje pasiektų savo mylimą veiklą? Aš nežinau, iš tikrųjų. Jeigu nori pasiekti tai, apie ką tu svajoji, tu turi, aišku, to siekti. Ir dėl to dirbti ir stengtis, kai jūs darot, kas yra labai sveikintina. Aš negaliu lyginti su savim, nes man tiesiog pasisekė. Aš dalyvavau atrankoje visiškai nesiruošdama, nerepetuodama, tiesiog būdama tokia, kokia aš esu ir man tiesiog pasisekė. Dėl to aš negaliu pagal save lyginti. Bet siekiant svajonės, tai tie patys banalūs pasakymai. Siek, daryk, dirbk. Taigi, ką galite palinkėti Tauragės jaunimui? Tauragės jaunimui? Ką čia be palinkėsi, turi tokią kompaniją kaip jūs, kuri jos truputį žulinksmina. Ir aš mačiau, kad jūs atvežėt metalistam tortą. Reiškia, domitės, tai gal linkiu, kad jie tą patį darytų ir važiuotų į Vilnių. Žinokite, jeigu jūs mumis pasikviesite sekantį kartą, mes jums atvešime dar didesnį tortą. Tai jau gal metalistams, nes matėt, vyrai valgyt mėgsta, aš tai gal susilaikysiu. Galėsit perduoti jiems. Tai va, šitaip Ugnė kalba apie gražų gyvenimą Vilniuje. Dėkoju. Thank you.